Šiauliai XL ir kas tau labiausiai patinka Dr. Who klube? Labiausiai patinka šio klubo universalumas, publika, tai, kad jūs gaudote įvairų konceptą, tai pas jūs ir house, ir 6-9 danguje, ir rankas į viršų, ir iš tikrųjų, kai pradėjau groti šitam klube, pamačiau, kad reikia žiauriai dirbti su publika, bet step by step išmokėm čia visus judėti, krutėti. Linkiu jums stiprybės, pozityvių vakarėlių ir iš tikrųjų įvairumo. Įvairumas jūs veda į priekį, laikykite šitą frontą ir busit pirmi, bent jau Klaipėdoj tikrai. Kastaneda klub show ir kaip jums Dr. Who klubas? Numeris 1 Lietuvoje. Daktaras, visada smagu čia sugrįžti. Publika nuostabi iš tikrųjų ir šiaip atmosfera labai gera. Ar gerso operatūra tokia? Dunis sakydamas, kad tai yra numeris 1 truputėlį suklydo. Tai nėra klubas numeris 1, tai yra vienintelis klubas Klaipėdai. Artėjo Dr. Who gimtadienis, ką jūs galėtumėt palinkėti Dr. Who ir jų lankytojams? Pirmiausia, dar 10-20 metų. Būkit, gyvuokit, rinkit tiek žmonių, kiek jūs dabar renkat, nes pasakiška atmosfera iš tikrųjų. Noriu palinkėti klubui nepamiršti mūsų, pakviesti gimtadienį. Lukas vairuoja. Tik tai su mumis jūs atšvęsite linksmai gimtadienį. Artėjo Dr. Who klubo gimtadienis, ką tu galėtum palinkėti? Klubui yra svarbiausia tiesiog gyvuoti, kuo ilgiau gyvuoti ir geros teisingos muzikos, tai turiu minį tiesiog atlikėjai, didžėjai, gerų žmonės tikrais rinktis, ką šiaip Dr. Who ir daro, niekada nenustoti eiti priekį pačiam klubui. Martynas Tyla, ir ką tu galėtum palinkėti artėjančio Dr. Who gimtadienio progą? 3 kartus dar stipriai atsispausti, kad dar 3 metus išgyventi.